Sveiki, apie derybas iš mašinos galo su jumis Aurimas. Ir šiandien turėsime dar keletą aptarimų, įžvalgų apie tai, kaip galima derėtis. Taigi, vienas iš teiginių yra tai, kad žmogus yra iracionalus gyvūnas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog vis dėlto žmogus mąsto jausmais. Ir patys jausmai yra mąstymo forma. Kodėl taip? Na dėja, bet žmogus patiria jausdamas tam tikrus impulsus ir jais remiantis priima sprendimus. Ypač tai daro labai moterys. Galbūt kiekvienas iš jūsų esat susidarę įspūdį, kas bendrauja su jom arba jūs pačios, kad iš tikrųjų nuotaikos valdo juk ir liežuvį, ir jei gera nuotaika, pozityviai bendrauja, jeigu liūdna arba pikta nuotaika, tai gali kažką pasakyti ir tokio įskaudinančio. Remintis tuo galima taktiškai žvelgti į aplinkybės, į situacijas, sakykime, su moterim, su vyrais, atkreipti dėmesį, vyrai daugiau linkę vadovautis logika, moterys daugiau vadovautis jausmai, tačiau nepaisant to, abi lytys, abi pusės visą laiką daugiau būna paveikiamos jausminio mąstymo, nes jeigu pasakoma, jog gausi kažką vertingo, tai užsihypini, arba jeigu pasako, kad neteksi kažko, tai irgi tai yra įtakojama emocijų daugiau arba mažiau. Tai taikant derybose į kitos pusės emocinę būseną, bus pasiekta daugiau negu taikant į racionaliąją. Tai tokia įžvalga. Taikant derybose į kitos pusės emocinę būseną, bus pasiekta daugiau negu taikant į racionaliąją. Žmogaus pasirinkimai nėra stabilūs. Gali keistis aplinkybės, keistis nuotaikos, keistis mintys ir tie pasirinkimai taip pat gali pasikeisti. Todėl klausti kas kažkiek laiko, pasitikslinti, įsivertinti irgi gali būti tikrai prasminga. Tam tikrą laiką išlaukti, jeigu vieną kartą ir nesutiko, tikrai po kurio laiko galima kartoti, bandyti derėtis iš naujo vėl. Taip, toliau, kita tokia įdomi pozicija, tai yra pavadinamas pažintinis šališkumas. Ką tai reiškia? Paaiškinimas toks būtų. Tos pačios informacijos supratimas kitaip, reiškiasi, smegenys iškreipia vaizdą dėl pasąmonės ir jausmų. Skirtingai mes galime matyti pasiūlymą dėl mūsų praeityje sukauptos patirties ir šiuo metu veikiamos emocijos, pažintinis šališkumas. Tai reiškia, kad patirtys ir jausmai, kuriuos mes žinome, jog kita pusė turėjo arba neturėjo, gali būti taipogi svertas, apie ką gali suktis derybų kintamieji.
supraskime, jeigu kita pusė turi patirties, ko mums reikia, tai nebūtinai jie vertins taip, kaip mums yra reikalinga. Tiesiog iš principo reikia suvokti, jog žmonės supranta skirtingai informaciją dėl savo turimų patirčių ir emocijų. Todėl vėlgi prasminga pakartoti kelis kartus, užtikrinti, pasiklausti. Tas sprendimas, tas susitarimas, kurį mes siekiame, jis nesikeičia. Pasitikslinti, jeigu aišku tai nėra rašytinis susitarimas. Sakykime, dėl tos informacijos skirtingo suvokimo, supratimo dažnai būna konfliktai, kadangi vienas suprato vienaip, kitas kitaip, lyg tai susitarė, bet skirtingų rezultatų siekia. Neretai netgi tai būna tarp žmonių, kada siekia skirtingų tikslų, nors tarsi susitarimas tas pats, bet skirtingų rezultatų tikslų siekia ir vėliau būna nepasitenkinimas dėl to, kad kita pusė negavo tai, ko buvo tartasi, ko norėjo, dėl to, kad suprato ne taip, ne tą, kas buvo aptarta, arba įsivaizdavo kitus dalykus. Ar tai kokybės, ar tai greičio matmenim vertinant. Kitas yra toksai įdomi būsena, vadinama apibrėžties efektas. Tai skirtingai reaguoja į tą patį pasiūlymą priklausomai nuo to, kaip jis yra apibrėžtas. Sakykime, galima pasakyti, yra 10% rizika, kad jums nepasiseks. Arba turime 90% tikimybę, jog jums pasiseks. Tai šis pasiūlymas, jisai kaip ir tas pats, ta informacija, bet pateikimas jos kitoks. Daugiau žmonės renkasi tuos variantus, kurie suteikia tikrumo jausmą, užtikrintumo, jog tai bus netikimybė, o aukštesnis faktiškai tikrai tai bus. Jeigu eina derybos ir kalbam apie procentus ir tikimybės, ta pusė, kuri, sakykime, tikrai geriau skambės, jog jūs turite 90% tikimybę laimėti arba pasveikti, negu 10% šansą minint, kad jums gali nepasisekti. Neiškreipiant informacijos, bet parenkant pozityviau skambančią, kuri, reiškia, suteikia didesnį tikrumą, yra vertingesnė. Tai irgi turėtumėt tai omenyje, galite pateikti tuos pasiūlymus labiau užtikrintus kitai pusėje, jog būtų noras priimti tą informaciją, tą jūsų pasiūlymą ir tokiu būdu gauti pasitikėjimą jumis, jūsų idėjomis. Tada dar viena pozicija – perspektyvos teorija. Labiau žmonės linkę daryti dalykus, kad išvengtų nuostolių, o ne tai, kad įgytų kažkokio pelno. Sakykime, labiau veikia pasakymas tai, kad jeigu jūs pirksite tai, apsisaugosite nuo ten kažkokių dalykų, vietoj to, kad jeigu jūs tai pirksite, jūs įgysite tam tikrų dalykų. Dažniausiai žmonės praradimo baimė yra didesnė ir visi bus, reiškia, labiau bijos prarasti $10 negu įgyti $10, reiškia. Ir daug reikšmingesnius sprendimus žmonės gali priimti, sakykime, ta baimė netekti labiau jinai motyvuoja ir varo, negu tas noras įgyti. Jau žmonės daugiau linkę bus daryti tai, kad neprarastų to kažko, negu kad gautų tą kažką. Tai irgi, jeigu dėstomas pasiūlymas, jisai pasiūlo, papasakoja tik vertės ir naudas, viskas su tuo okei, bet jeigu pasiūlyme
skamba ir tai, kad ko neteks kita pusė, jeigu neužsisakys iš jūsų paslaugų ar susitarimo. Tai tokiu atveju labiau skatintų ir motyvuotų priimti jūsų pasiūlymą, išklausyti jo, nes žmonės tiesiog iš principo bijo labiau netekti savo tų dalykų, todėl jie bus linkę labiau klausytis ir saugoti savo sukauptus resursus, kad jų neprarastų, vietoj to, kad jeigu jiems reiktų tiesiog įgyti daugiau resursų, tai jie labiau linkę susilaikyti. Tai būtų tiek tada šiandien, su jumis buvo Aurimas, dėkui, kad skirite laiko savo kompetencijoms. Ir apsižvalgykime, kokią čia mes aplinką turime.